Nieko, žiūrėkit, Wrangleriukas Unlimited Sport S komplektacija, 3.6 varikliukas, 18 metai, 100 beveik 7000 mylių, baltas spalva, labai tvarkingas, labai turintis aukštą įvertimą Mannheimo šitam Credit Conditional Report'e. Aš jums apeisiu, parodysiu, kaip jis atrodo. Vasario 6 bus aukcionas, numatoma kaina kažkur 14-15 tūkstančių dolerių už jį. Netgi dabar, hebra, galima jį buy now pirkti 15 200 dolerių. Bet labai prižiūrėtas, šildomi matau vienrodėliai, juodos durys, šviesus medžiaginis salonas, bet labai matos, kad tvarkinga mašina, žinokit, prižiūrėta yra slenkščiai. 4 varome, aišku, kas be ko, toliau automatas, čia irgi viskas, man atrodo, labai gerai. Pabandom įvesti. Dirba varikliukas gražiai. Jokių garsų nėra. Čia viskas irgi nesuplėšta, viskas veikia, vat ką reiškia pirkti sveiką mašiną, sveikų mašinų aukcione. Šitą tai iš karto žiauriai matosi prižiūrėta, geri ratai uždėti. Čia kilimai atrodo, kad iš vis nieks gyvenime nebūtų sėdėję, kaip iš salono dar blizga. Sėdinės irgi neišteptos, išvalytos, viskas sutvarkyta, taip žinokit. Jo, šitas labai fainas automobilis. Netgi kosmetinių daug ir pabraižymų jokių nėra. Labai gyvas, ratai nenubraižyti, nenubalnuoti. Pasižiūrim šitą pusę. Jo, viskas idealiai. Netgi knygutė va atsirado. Jo, labai geras, žinokit, variantas. Viskas gyvas, viskas tvarkoj, niekur nesubraižyta. Nu, vienas kitas, aišku, pabrėžimas bus, gal taip nepamatysim, bet čia smulkmena. Pamačiau biškį čia. Kažką tai. Šiek tiek yra turbūt praplyšę, buvo klijuota. Čia galima sutvarkyti labai lengvai.